Lietuva, kaip žinia, labai tikintis kraštas, aišku, gal mažiau tikintis kraštas negu Lenkija, bet kiekvienam miestelėje tikrai rasime bažnyčią. Dažniausiai mes įsivaizduojam baltą, sakralią, o Vilkijoj yra raudonų plytų neogotikinio stiliaus bažnyčia. Man jinai tokia tarsi vokiškos architektūros indėlis į Panemunės kraštą. Žiūrėdama aš į ją matau tarsi tokios tvirtovės pamatus, kur nenugriaus, nesudegins, apsaugos, apgins. Tai ta visa architektūra man šiek tiek yra pilių, rūmų, dvarų stilistikoje. Vokiškai architektūrai būdinga gražus labai papuošimai, viršlangiai, arkiniai sprendimai. Taip ir Vilkijos Švento Jurgio bažnyčioje matau daugybę savo priimtinų dizaino elementų, kaip puošnūs langai, puošnūs sprendimai aplink langus, išnešti pamatuose, tokie tarsi sparnai, tarsi kolonos. Tikrai užsukit, tikintys, netikintys, Lenkai, lietuviai, vokiečiai, bet kas, užsukit į Vilkijos bažnyčią pasižiūrėti, nes verta dėmesio.